Sveiki visi. Iš tikrųjų, tai aš tokio video net neketinau kelti, bet buvau pasidaręs tokį išpakavimą, tai dabar bus, žodžiu, šitas video, apie šitą telefoną LG G4, bus gal kelių dalių ten video toks matysit. Tai dabar, kadangi aš buvau kaip ir pasidaręs video išpakavimą, bet nežinau jį ar ten rodyt ar nerodyt, tiesiog vat, gal pabandysiu jums parodyti pirmą dalį dabar. Žiūrėkit pirmą dalį, o po to aš parodysiu, kaip tas telefonas šiais pas mane veikia. Taigi žiūrim. Išpakuosim štai šį daiktą, kaip matote, LG G4. Kažkas komentaruose kažkur kažką prašė, tai va štai jis pas mane ir atsirado rankose. Taip, susives ryškumas ir labai gerai. 5, man atrodo, 5,5 displėjus, IPS matricas, 16 MB kamera ir 18 MB selfie kamera. Tai kaip aš sakiau, 8 megapikselių ir 16 megapikselių galinė kamera ir priekinė kamera 8 megapikselių. Taip, kas čia dar daugiau, čia nieko, LG, Made in Korea. Labai gerai. Koreja. Taip, čia matau yra baltas. Nebuvau dar išpakavęs, pasižiūrim. Taip, kol kas atidedam į šoną. Labai lengvas, turbūt nėra baterijos viduj. Nu, matot, kaip čia viskas gražu. Taip. Ir kaip tik nepaimu peiliuko su savim. Šiaip reikėtų visą laiką gražiai išpakuoti, o gal kada bus perparduotas ar ne. Taip. Žiūrim, kas čia yra įdėta. Aha, veltui pakavau. Garantija turbūt. Ir instrukcija, kurios niekada niekas neskaito. Ar ne taip? Štai, 3000 mAh baterija, USB laidas, o kas čia? Čia turbūt bus nieko. Ausinės, super. Šiaip iš tikrųjų aš sutikčiau nemokėti, tai yra mokėti už telefoną pigiau, negu kad pridėtų mažiau tų priedų. Tarkim, va šitam telefonui, ne, kadangi aš ausinės turiu ir dauguma gal turi geras, galima tiesiog ir jų nedėti, būtų šiek tiek pigesnis telefonas, juk logiška, ar ne? Tai va, ausinės yra, čia medžiaginės tokios, kaip jos ten vadinasi, vidinės ausinės, ne, kur įsideda į ausis įsikiša. Čia mažesnis dydis, čia vidutinis turbūt, didžiausia nėra. Nu, mano ausis didelės, tai įtariu gali iškristi. Dar kartą patikrinsiu, gal nėra, nieko čia nėra, taip. Komplekte, va matote, 3000 mAh baterija, kurią mes įdėsim ir išbandysim. Aha, kuri buvo praplėšta. Na, gal kas nors tikrina ar veikia, nu tiek to. Taip. Mikro USB atrodo, ne? Vis maišau, sorry, hebra, sorry, vis maišau. Ir kroviklis, kiek tas kroviklis čia pas mus yra? Tuo mes pasižiūrėsim, 140 V veikia ir 1,8 ampero, puiku, reiškia jis yra galingas, kad galėtume pakrauti 3000 mAh bateriją. Tarp kitko, iš AliExpreso dar bus užsakyta baterija šitam telefonui, ne 3000, o 6500, tai žiūrėkit mano video toliau, turėčiau įdėti. Tai va. 2015 gegužės 2. Nu, gal ir neblogai, reiškia, nu, sandėlį pragulėjo pusmetį. Daugiau nei pusmetį, ar ne? Taip, kas čia? Žiūrėkit, kaip įdomiai, net ir čia apsaugota, užklijuota. Nu, man jų nereikia. Turbūt išpakuojam, ar ne? Baltas telefonas, kaip matote. O gal reikėjo juos palikti, bet nu ką čia, ne? Ką čia smulkinsios. Taip, ir kaip matome, yra užklijuota
Jei jūs nematote nieko, laukite, aš atitrauksiu vaizdą. Taip, yra užklijuota gamyklinė plėvelė. Ir net čia užklijuota, kad negalėtumėt paspausti. Aha. Telefonas be baterijos labai lengvas. Taip, šitą kol kas palieku. Čia blykstė, kaip matome. Čia nežinau kas. Čia tipo giriasi, kad lazerinis ryškumo suvedimas yra. Taip, čia yra gamyklinė plėvelė. Šios ir neliesiu, tegul būna labai gražu. LG logotipas. Telefonas plastmasinis, bet čia tokia stora plastmasė. Kas čia dar? Štai viršuje matote. Čia turbūt bus greičiausia mikrofonas. Ir čia mikrofonas, reiškia, turbūt stereo filmuoja. Labai faina. O čia dar nežinau, kas yra, žinokite. Na, pasinaudosime, parašysime, įdėsime video. Taip, dedam bateriją, nieko nelaukiam, nes turbūt visi laukiate. Va. O. Taip. Žiūrėkit, kažkokie kontaktai. Čia turbūt bus NFC arba antena. Arba antena greičiausiai. Tai va. Dedam bateriją. Kaip matot, yra micro SIM kortelė ir micro SD. Ir čia, kaip matau, parodyta, dedasi į tą pačią vietą. Uždarom. Ir bandom įjungti. Taip, ieškom įjungimo mygtuko. Kur? Ai, tiesa, turbūt bus čia. Jo, geras jungimas čia. Žiūrim, kas toliau. O, čekiškai. Nu, yra pirktas iš Pigų LT, ten dažnai būna čekijos rinkai, net nežinau kokiai. Bet mes bandysime nustatyti lietuvių kalbą. Lietuvių yra. Taip, kitas. Naudosime Wi-Fi. Taip, kažkodėl nerodo mano tinklo. O kodėl nerodo? Po sekundę susirasim. Na va, grįžau, pagaliau. Šiaip gal perinam iš karto nustatymus, jį nustatyti tai labai daug problemų iš tikrųjų užima. Nustatysiu čia maksimalų apšvietimą, kad geriau matytumėt. Tai va, kaip ir minėjau, kol SIM kortelės neįdedi, tos negali prisijungti prie Wi-Fi tinklo. Arba Wi-Fi tiesiog buvo nustatymai tokie. Visus kitus tinklus rodo, o mano namų nerodo, būtent. Taip, pasižiūrim, kokie čia nustatymai. Taip, čia viskas aišku, Bluetooth, garsas, garso profiliai. Supratau, garsumo, skambučio tonas, life is good. Šiaip groja labai gerai ir labai garsiai. Garsumas. Oi, maksimalus iš viso, žinokit. Groja labai garsiai. Net vibravimų stiprumas reguliuojasi, nieko savo.
Vibravimo tipą galima pasirinkti. Tik tak, neblogai. Tai pertrauktis užuoto ekranas, programos LED pranešimai, labai gerai, kad LED yra. Pranešimo garsas vibruoti palietus. Beje, užmigusi ekraną galima atrakinti štai taip, man atrodo. Užmigusi ekraną galima atrakinti štai taip. 2 kartus, štai matot. Nieko nematau, įsivaizduojate. Taip, ekranas, pradžios ekranas, nustatymai, užrakto ekranas, šrifto nustatymai, automatinis pasukimas, taip, bendra, kalba įvestis, vietovė, debesis, naudotojai, spaudos spauda, smart settings, funkcija programą daryti pakeistų, bla 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 bla. Nu čia aišku, čia taip, saugykla. Energijos tausojimas, 16% liko. Taip, procentai, energijos tausojimas, žaidimo optimizatorius. Žaidimo šiaip nežaidžiu, akumuliatorius naudojimas. Taip, ir energijos tausojimas. Ir ką? Nieko gero nesiūlo LG pasirodo akumuliatorius naudojimas, ir ką? Kiekis juostoje. Smart Cleaning yra neblogai. Galima išvalyti kažką, tai po to išvalys programos maršrutizaciją. Apie telefoną. Tai atnaujinimų centras, net yra 2 atnaujinimai, šaunu. Taip, G4, akumuliatorius būsena, pradės įrangos duomenis, Android 5.1, kaip matote, atsinaujino, tvarkojo, akumuliatorius būsena, man įdomu dar kas nors būsena, telefono numeris, ne tas, duomenis, programinis, tą žiūrėjom, kas dar? Tinklas stiprumas, nelabai čia įdomu. Gerai. Nieko čia gero neduoda iš tikrųjų programos. Programų milijonas nereikalingų. Tuoj bus pusė ištrinta. Sąrašo rodinys, puiku. Paprasčiausia. Ir apie telefoną. Čia vėl tas pats viskas. Žodžiu, kas man čia patiko, kad ekranas superinis, rodo viską labai gerai. Ir ant dangtelio yra, žinot kaip ten vadinasi, bekontaktinio krovimo tokia plokštelė. Aš jums ją noriu ir parodyti, kaip tik. Bet jį man čia neatsidaro. Kodėl neatsidaro, ką? Matote, ir eina 2 kontaktai. Čia kur būna padeda ir kraunasi ant tokių, žinote, daiktų. Ir čia tie patys kontaktai. Baterija, kaip minėjau, 3000. Dar minusas, kad taip kaip laikau su pirštu, norisi jungti ekraną ar įjungti telefoną, netyčia už čia graibosi viskas. O tai yra didelis minusas. Tegul apie tai gamintojai pagalvoja. O šiaip tikrai rankoje yra malonus. Vėl paspaudžiu įsijungs. Matot, puiku. Programinis įrangos naujinimas yra labai gerai. Diegti dabar, kągi nukrauti. Aprašysiu jums vėliau, kaip su juo sekėsi. Nors palaukite. Galbūt jūs domina kamera. Gerai, žymėkime. Kameros kokybė čia sako, kad superinė. Ar tikrai? Sako, labai greitai fotografuoja. Aiškumo nesuvedė. Ir filmuoja labai aukštą kokybę. Jūs įsivaizduojate?
Štai čia filmavimas yra. Ryškumą suvedam. Fantastika. Ir filmavimo paprastas režimas. Pagrindinis su šitais, taip. Štai filmavimo režimai, štai kokie. Žiūrėkite. UHD, Full HD ir sulėtintai filmuoja. Neblogai, ne? Bandom Ultra HD. Tai Oi, ne ten. Gerai, HDR paliekam. Ten ir buvo Ultra HD, nuspaudžiam mygtuką ne ten. Tai pabandom. Šiaip fantastika, žinokite. Tikrai kūryškumas. Man tikrai patinka. Taip. Nu, ar kur yra galerija? Nežinau, LG lyg tai pagamino. Kas čia? Tipo kokybė. Labai aukštos kokybės ekranas. Gal nerodys, nes mane po to užbanins. Taip, galerija. Čia. Tai pabandom. O garsas tikrai geras. Šiaip fantastika, žinokite. Tikrai labai patinka. Gerai. Na ką, kam įdomu, nežinau, gal vėliau įdėsiu kokį video, kaip čia kas fotkina. Iki geros dienos.